Labą dieną, gerbiami kolegos. Šiandien bus tokia neįprasta laida. Jinai bus skirta geležinkelio darbuotojams, nes visgi vis tiek, kaip nebebūtų, geležinkelis vis tiek yra darbo rinkos Lietuvos dalis. Ir tiesiog bus šiandien atskira tokia laida, dėl to, kad pastarosiamis dienomis, dėl visiems turbūt jau žinomų avarijų, kad gegužės 1 dieną buvo avarija prie Kauno, po to dar po vieną dieną praėjo, trečią dieną vėl avarija. Tai vienu žodžiu, tikrai šiandien sulaukiau labai daug skambučių ir iš žiniasklaidos. Tai labai domėjosi, vakar žiniuose buvo reportažas, ten trumpai kalbėjau, šiandien filmavo LNK visą ten laidą. Na, nėra ilga, bet tiesiogiai buvo, kaip sakyt, aš ir vedėjas, ten apie 5 minutės buvo. Taip pat šiandien LRT radijo, buvo laida per radijo, ten kalbėjo kažkoks tai Kauno universiteto dėstytojas ar profesorius, jeigu neklystu. Nu, tai užduodavo klausimus, mes atsakinėjom. Tai vat, kolegos, galėsite, aišku, stebėti ir per tą laidą, ir per tą radio transliaciją, ten apie ką buvo kalbama, aš trumpai šiandien irgi apie tai pasakysiu, bet šitą laidą gal vis tiek aš tą pačią dieną nedėsiu, galbūt kitą dieną, bet nesmė. Dabar žiūrėkit, kokia situacija, ką aš sugebėjau pašnekėti, tai aišku, maža dalis, kas vyksta geležinkelį. Dabar tiesiog apie ką noriu trumpai pasakyti, kokia padėtis. Šiandien laidoje tai spėjau pasakyti, kad darbuotojai dirba per daug valandų. Jie traktuoja, kad juos priverčia, bet privers nieks negali dirbti viršvalandžių. Čia pirmas dalykas, o gavom tokią informaciją ir nuolat gaunam, kad žmonės dirba po 12 valandų, bet realiai dirba 16 valandų. Žiniaraščiuose nieks nežymi ir grafikose, kad tai dirba 16 valandų, stato 12 valandų, už 4 valandas moka dvigubai, tai kaip ir atsidėkoja. Bet šiandien ir per LNK tą reportažą pasakiau, kad čia tikrai darbuotojai nesupranta, kur įsivelia su tokiu darbu. Taip, viskas gerai, jeigu viskas sėkmingai, jūs atidirbat, nieks nenukentėjo, jokių avarijų, jums sumokėjo dvigubai, viskas kaip ir gerai. Bet turi žinoti, bet, aišku, toks yra posakis, kad pagalis vieną kartą metuose iššauna. Tai, ne visada galbūt jisai iššauna, bet tikrai gali iššauti. Tai vat jeigu atsitiks kažkokia tai avarija, galbūt ne iki galo žmonės suvokia, jiemsgi nieks nepasako, kad, vadovai ir sako, tai mesgi jūs siunčiam, reiškia viskas tvarkoja, jūs galite, tai ir dirbkit, nieko čia nebus, mes sumokam dvigubai. Aišku, čia apgaulė. Vadovai, irgi vadovų spaudžia, jie turi gerus atlyginimus, jiems reikia organizuoti darbą, jie irgi priversti meluoti. Bet, čia jau jų sąžinės reikalas, aišku, bet jie jums nedasako tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs turite dirbti 12 valandų, daugiau jau draudžiama. Čia net ne viršvalandžiai, jeigu jums nustatyta 8 valandos ir jūs sako, padirbėk ilgiau, ten 10-11 valandų, va tai yra 2-3 valandos iki 12, tai 4 valandos viršvalandžių. Šitoje vietoje jūs galit. Privers nieks negali, bet jūs sutikt galit. Bet dirbti daugiau, čia jau yra, šiaip, tiesiai šviesiai ir pasakysiu, kad čia yra nusikaltimas. Nes jei vykus kažkokiam tai įvykiui, bus tyrimai, aišku, jeigu jie bus objektyvus. Mes dar nežinom, kaip šitie tyrimai pasibaigs, ar nepaslėps visų tų faktų kažkokių tai ir taip ir panašiai. Dabar tiesiog žmonės turi suprast, kad jeigu būtų kažkokia tai prokuratūra, žiūrės iškart, kad jūs neturėjote teisės dirbti, jūs neatsisakyti, jūs, jūs negalėjote dirbti, tas pats, kad girtus vairuotojas negali sėsti už vairo. Tai galima sakyti, jūs tą patį padarėt, kad jūs sutikot dirbti, kada dirbti draudžiama, jūs privalot sakyti, kad kaip jūs mane į kalėjimą norit išsiųsti, vadovė, gerbiamas mano. Tai va, šito jums nedasako, bet jūs tai patys turi žinoti ir mes apie tai visada kalbam, mano nariai, profsąjungos apie tai žino ir jie, nors ir norėtų, jie tiesiog žino tiesą. Ir jie žino atsakomybę ir jie, tikrai nesutiks niekada, nes, dabar ne iš to, gali pasakyti, kad ruoškit savo lagaminus ir
pas Masiulį buvo pas buvusį susisiekimo ministrai, tą patį kamerą važiuosi. Tai žinokit, aš abejoju, jeigu protingas žmogus pagalvoja sutiktų klausyti vadovų. Tai va, tai šitoj vietoj tokia bėda yra. Dabar trumpai irgi noriu pasakyti tokį dalyką. Tos optimizacijos, prie ko privedė visas šis dalykas. Dabar sumažino, dirbti nėra kam ir dabar tiesiog nėra darbuotojų ir vadovybė priversta darbuotojas, kaip sakyti, reikalauti ar ten prašyti, nežinau, nes sustos geležinkelis. Tikrai sustos geležinkelis, nes nėra kam dirbti. Bet čia, sakau, darbuotojai turi galvoti apie save, jie neturi galvoti apie vadovybę. Kas priiminėja tos sprendimus, kas pasirašė kolektyvinę sutartį, ten yra profsąjungos keletą, visoms žinomos. Tai galbūt jie atsakytų irgi, kai kam į tos klausimus, ką dabar daryti žmonėm. Nesutiksi, vadovai gąsdins, kad atleis iš darbo, ir žmonės bijo ir eina ir daro nusikaltimus. Aš nesuprantu šitoje vietoje. Tai vat, galbūt reikia susimastyti ir kelti klausimus paprastai geležinkelių darbuotojams, tom profsąjungom. Ten ir aš nesakysiu pavardžių, nevardinsiu, jūs visi žinot, apie ką aš kalbu. Ir užduokit jiems klausimus, ką jūs padarėt. Jie negalėjo ne optimizacijų daryti geležinkelis, nieko mažinti negalėjo be profsąjungos sutikimo, kurį kolektyvinė pasirašė. Taip, mūsų profsąjunga kolektyvinės nepasirašė, mes neturim daug narių, bet mes savo narius ginam. Ir mūsų nariai žino, ko negalima daryti ir jie tikrai kalėjime neatsidurs, kaip gali būti kitiems darbuotojams. Tai va šitoje vietoje nežinau. Darbuotojai neturi tylėti. Tuo labiau, jeigu jūs priklausot tai profsąjungai, ten vienai ar kitai, kodėl jūs nekeliat klausimų? Kodėl kolektyvinė sutartis pablogėjo? Net prieš 4 metus turbūt atėmė iš mašinistų tos 14 dienų papildomų atostogų. Čia nuo sovietų laikų buvo pas mašinistą 42 dienos. Tai čia geležinkelis susitarė su profsąjungom ir profsąjunga atidavė jūsų 14 dienų. Ten gerai, ne visiems buvo tas prailgintas, bet tiem patiem mašinistam. Kiek tų mašinistų stovi toj profsąjungai ir moka pinigus tai profsąjungai, kuri iš jų atėmė, bent jau pažiūrime tuos 14 dienų. Jie davė 1 dieną papildomą atostogų, ar ten gal ir 2 duotų. Dėl to, kad profsąjungai priklauso. Bet gerbimieji, iš jūsų pavogė 14 dienų ir davė ten 1 ar 2 dienas. Ar tai normalu? Aš nesuprantu. Iki šiol visi galvoja apie tos viena profsąjunga draudimą, kad jeigu kažkas tai įvyks, nereikės mokėti ten kažkokių tai pinigų, draudimas sumokės. Ir tik tokios sąlygos galioja tik tai profsąjungos nariams. Nežinau, aš su savo pavaduotoju Andrium, mes jau prieš gal jau daugiau negu 5 metai išsiaiškinom šitą situaciją ir viešinom visiems, kad geležinkelis pagal transporto kodeksą negali vykdyti veiklos, jeigu nebus apdrausta visa ten ir turtas, ir dėl trečių visų asmenų, visų įvykių ten viskas turi būti apdrausta. Ir tai yra apdrausta. Ir mes sužinojom, kad bet kokių atvejų iš darbuotojų nieks negali išskaičiuoti pinigų, bet kas vyksta? Lygeika, aš jau pasakysiu ir pavardę, iš tikrųjų Lygeika, ten profsąjungas, kur pagrindinė pasirašė tą kolektyvinę sutartį, sako, kad jeigu čia yra iš tikrųjų melas, kad jeigu ne profsąjunga iš jų, jums nieko nereikia mokėti, bet būdavo atveju, kada žmogus ne profsąjungoje, tai ten dar vadovai sakė, kad tau reikės mokėti, aš nežinau, gal jie ten patys savo pinigus tos rinktų. Bet klausė pas mus ir mes tiesiog sakėm, kad žmogus įstos pas mus ir mes apginsim, tai tada baigdavo tos visus pinigų surinkimus, nes iš tikrųjų čia nėra tiesa. Tai va, gerbėmėjai, tai jūs pagalvokit, čia tikrai kreipiuosi visos geležinkelių darbuotojus, kad jūs tikrai pagalvokit, kur jūs dabar dirbat ir kokios sąlygos, iki ko jau dasirito tas geležinkelis. Tuo labiau, jeigu jūs dar nieko nedarysit patys dėl savęs, tai viskas tikrai dar blogės. Tai va, galbūt aš šiandien dėl šitos situacijos geležinkelio tiek. Visiems gražios likusios dienos, kolegos.